Jeigu gyveni užsienyje, turi vaikų ir nori, kad jie kalbėtų lietuviškai, šitas video skirtas tau. Mano vardas Rūta, aš gyvenu Portugalijoje ir auginu 1 metų sūnelį ir noriu, kad jis kalbėtų lietuviškai. Ir kad taip nutiktų, reikia įdėti labai daug darbo. Tai šiame video pasidalinsiu savo patarimais ir kokiu būdu aš mokinu savo vaiką lietuvių kalbos. Pirmiausia, reikia įsivertinti situaciją. Kokia jūs kalba kalbate namuose. Ar tai yra lietuvių, ar tai anglų, ar dar kažkokia kita kalba. Nes yra daug situacijų, kai lietuviai išvažiuoja iš Lietuvos, tačiau yra sukūrę santykius lietuvis su lietuviu, tai natūraliai jūs kalbėsite lietuviškai namuose, tai turbūt jums tiek daug pastangų nereikės dėti ir gal net nereikės galvoti, kaip man čia papildomai mokinti kalbos. Bet jeigu nors vienas iš tėvų nekalba lietuviškai, tai šitas video tikrai tau padės, nes reikės įdėti nemažai darbo, pastangų ir sąmoningai mokinti savo vaikus kalbos. Aš šiaip niekada net nepagalvojau, kad man reikės galvoti ir domėtis, kaip tą padaryti, bet šiandien sėdžiu čia ir apie tai kalbuosi su jumis. Tai mūsų situacija tokia. Aš kalbu lietuviškai, mano vyras yra portugalas, tačiau mes namuose kalbame angliškai, dėl to, kad mes susipažinome gyvendami Londone ir anglų tapo mums labai natūrali kalba. Ir taip pat mes abu dirbame anglų kalbą ir tiesiog tai yra mums labai natūrali kalba. Mes šiek tiek bandėme kalbėtis namie portugališkai, tačiau tai buvo labai nenatūralu ir galvojom, kad gyvenom Portugalijoje, tai vaikas bet kokiu atveju išmoks portugalų kalbos. Tai mes nutarėme naudotis tokia metodika, kad vienas iš tėvų lygus vienai kalbai. Tai aš su savo vaiku kalbu tik lietuviškai, mano vyras tik angliškai, seneliai kalba tik portugališkai ir kaip ir minėjau, kiekvieną dieną, kai išeiname į lauką, pastoviai girdime portugalų kalbą, tai į tą nededame papildomai pastangų ir kai mūsų vaikas pradės eiti į darželį, taipogi jis išmoks kalbos. Pasakysiu atvirai, kadangi mes namuose kalbam angliškai, man pradžiai buvo labai sunku persijungti į lietuvių kalbą. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš darau šitą YouTube kanalą, vien dėl to, kad aš labiau įsiliejusi į visą šią kalbą. Tai kai gimė mano vaikas, jisai buvo kūdikėlis ir aš nežinojau, kaip kalbėti, nežinojau, kaip palaikyti tą pokalbį. Nes vėlgi, natūraliai man buvo lengviau kalbėtis angliškai su juo, bet kadangi aš priėmiau sprendimą, kad noriu, kad jis kalbėtų lietuviškai, supratau, kad darbas turi prasidėti nuo pirmos dienos. Todėl, jeigu jums gimsta vaikai, pasistengkite tai daryti nuo pat pradžių, nes jų mažos smegenys kaip kempinės viską sugeria, todėl reikia kalbėti nuo labai anksti. Tai kaip vyksta tas kalbėjimas? Mano sūneliui dabar yra 15 mėnesių ir jisai pradėjo po truputį šnekėti, tai yra parodyti bananą, nežinau, mama, dedė, labai paprastus žodžius. Tai nuo pirmos dienos aš viską komentuoju, ką darau. Viską. Tai yra, labas rytas, atsikėlėm, išlipsime iš lovos, užsidėsim batukus ir pasakysiu atvirai, labai vargina. Aš pavargstu kalbėti, nes šiaip aš toks gal labiau introvertas žmogus, kur aš galiu praleisti visą dieną nekalbėjus, bet gale dienos aš jaučiuosi pavargus nuo to pastovaus kalbėjimo. Bet tai yra labai svarbu vaiko žodyno vystymosi ir irgi mano patarimas, tenkitės vengti tos vadinamos baby talk, kur jūs kalbat mažybiniu, suminkštintų balseliu ir keičiate visus žodžius į mažybinius. Ten oboliukas, puodukas, šakutytė, nežinau, į laukutį. Viskas gerai yra naudoti tuos žodžius, bet stenkitės vis tiek kalbėti taisyklingai lietuviškai, kaip jūs kalbėtumėte su suaugusiu žmogumi. Tokiu būdu vaiko kalba vystosi daug greičiau. Tok aš aiškinu, lyg tai būtų mano draugas, lyg tai būtų mano kompanionas ir viską komentuoju. Ypač kai gaminu maistą ar mes žaidžiame, tai tas labai tikrai, manau, padeda. Sekantis dalykas. Lietuviškos knygos. Tai čia yra labai didelė viso ko dalis. Ir stenkite skaityti lietuviškas knygas. Ne tik skaityti, bet ir turėti namie jų kuo daugiau. Ir šiandien noriu pasidalinti su jumis savo mėgstamiausiamis. Tai pirmiausiai yra labai graži visa knygų linija Lietuvoje, kur vaikai gali klausytis skirtingų dainelių, yra skirtingos pasakos. Ir iš tikrųjų pastebėjau, kad mano vaikas labai praleidžia daug laiko savarankiškai žaisdamas su šiomis knygelėmis, ypač mašinoje labai gerai, tai kai aš pavargstu kalbėti ar dainuoti, tiesiog paduodu šią knygelę ir arklys, o tai arklys. Žodžiu, tai yra labai daug gražių dainelių ir jums papildomai bus papildomas įrankis, kuris padės vaikus mokinti lietuvių kalbos. Tai va, čia yra kelios skirtingos funkcijos.
ir galite klausytis. Tai šitas, sakyčiau, toks labiau palengvinimas, bet taip pat rekomenduoju skaityti būtent lietuviškas knygas. Tai yra įvairiausių, nuo pačių mažiausių, nuo kapt iki pasakų, bet atvirai pasakius, mano vaikas dar nesupranta, kas yra raidė, žodžiai, tai net jeigu aš turiu kažkokią kitos kalbos knygą, pavyzdžiui, aš turiu knygą apie koalą Keviną, ir jinai yra labai graži istorija, jinai yra anglų kalba, tai ką aš darau? Aš persiskaitau anglišką knygelę, jeigu tai yra knyga anglų būtent kalba, kad aš pati susipažinčiau su istorija. Ir tada aš leidžiu savo vaikui diktuoti tempą, kaip jis nori tą knygutę skaityti. Tai dažniausiai būna žiūri greitai, aš tai būna net nespėjau praver burnosis jau kitam puslapyje. Tai aš tiesiog kuriu pasaką, kuriu istoriją. Tai realiai čia yra visai gana ilga knygutė, tikrai ne vieno amžiaus vaikui, bet aš tiesiog pasakoju. Koala gyveno medyje, sėdėjo eukalipte ir jinai bijojo nusileisti nuo medžio, nes buvo labai baisu. Tiesiog pastoviai pasakoti, ką tu matai. Ir vaikas vis tiek pradeda žiūrėti paveikslėlius, jų atpažinti, tai jam nesvarbu, kas čia parašyta, svarbu, ką tu kaip mama ar kaip tėtis kalbi ir jam pasakoji. Ir kaip tu naudoji lietuvių kalbą. Tai čia mano patarimas, jeigu turite kitokių knygelių, kitą kalbą, tai jas galite naudoti nuo pirmos dienos. Tada noriu skirti ypatingo dėmesio vienai mano mylimiausių knygų. Tai yra Ace, parašyta ir sukurta, visa nupiešta Gabija Gasiūnas. Ir jinai yra nuostabi. Tai yra pasaka apie giliuką ir jinai yra ir lietuvių, ir anglų kalba. Ir tiesiog grinai pasako apie to giliuko ryšį apie Lietuvą, tai jeigu jūs gyvenate užsienyje ir norite, kad jūsų vaikas kurtųsi ryšį su Lietuva, lietuvių kalba, tai labai rekomenduoju, nes matote, yra labai daug nuostabių, gražių lietuviškų elementų. Čia yra medžių drožiniai, tos skulptūros visos. Ir viskas yra rankų darbo. Tai manau, šiais laikais yra toks perteklius tų knygučių. Ir man tiesiog net nupurto, kai pamatau, jeigu būna su dirbtiniu intelektu sukurti paveiksliukai, ten vaikas būna su 7 pirštais, tai šita knyga yra nuostabiai iliustruota, jūs net galite matyti visus pieštuko, kaip čia pasakyti, nežinau žodžių, pieštuko žymes, rėžius, žiūrėkit, parodysiu, kaip gražu. Grinai atrodo, kad laikai tiesiog paveikslą. Šitą knygą labai rekomenduoju, jeigu turit vyresnių vaikų. Ir jeigu dar nežinote apie šią autorę, ji yra nuostabi. Taip pat aš gavau šitą knygą dovanų, vėlgi nuo savo sesės, kuri pasirūpina visais svarbiausiais dalykėliais. Ir jinai net užrašė atviruką savo ranką, pridėjo gražiausių atvirukų, knygos skirtukų, tai 10 balų. Toliau grįžtant apie kalbos vystymas. Yra labai svarbu, kad jūs dienos metu skirtumėte bent 15-20 minučių aktyvaus žaidimo su savo vaiku. Tai reiškia ne tai, kad jūs ten pametat vieną kitą žaislą ar išeinat kažkur į lauką. Tai reiškia, kad jūs atsisėdate vaiko akių lygyje ir su juo žaidžiate. Ką turiu omeny žaidžiate? Tai tiksliau leidžiate jam žaisti. Tai padėkite kaladėlių, knygučių, kažką ir tiesiog vėlgi leiskite vaikui valdyti situaciją, kad jis žaistų savo tempu, o jūs tiesiog komentuokite. Tai pavyzdžiui, čia kas pakliuvo po ranka. Vėlgi, mes kalbam apie kalbą, ne apie žaidimą. Tai yra esmė tame. Parodysiu, kaip žaidimas vyksta. Burbulai. Kas čia? Muilo burbulai. Mama atsuks dangtelį. Atsuko dangtelį. Kas čia? Muilas? Oho! Pūsim burbulus. Pučiu burbulus. Pagausiu burbulą. Tai tiesiog viską komentuoti. Bet jeigu jūsų vaikas žaidžia, tai jūs lygiai taip pat komentuojat. Tarkim, vaiko vardas Jonas. Na, Jonai, atidarei dėžutę? Valio, atidarei dėžutę. O, išsirinkai kamuoliuką? Mėlynas kamuoliukas. Tai žinau, skamba gana juokingai, bet toksai kalbėjimas yra žymiai naudingiau, negu jūs darysite tą baby talk vadinamą, kur gugu gaga, nes realiai vaikų reikia laiko ir kalbėti lėtai. Mes įpratę kalbėti suaugusiu su suaugusiu, bet jūs smegenys veikia kitaip. Visų pirma, kalbėkite lėčiau ir stebėkite savo vaiką. Ir jeigu jūs kažko paklausėte, duokite sekundę jam pabandyti atsakyti. Tai jeigu pasakai, pasiėmei ką tokį, pasiėmė kamuoliuką ir laukite. Ir aišku, turbūt nepasakys pradžią, bet po to kamuoliuką. Tai tokiu metu vaikas irgi supranta, kaip vyksta komunikacija ir kad tai yra intarpas, kada jisai gali išsireikšti. Ir dar vienas patarimas.
Kai jūs pavargstate kalbėti, nes vėlgi, kaip ir sakiau, toks kalbėjimas yra darbas, sakyčiau, nes pastoviai turi galvoti, kaip kalbi, kokius žodžius renki. Ir kai labai pavargstu, čia patarimas tėvam. Pavyzdžiui, aš gaminu valgyti ir mano vaikas aplinkui, ar kėdutėje, ar žaidžia, aš užleidžiu arba pasakas, arba lietuviškas daineles. Tai galima klausytis senų dainelių, kaip kad Telebimbam, Aistės Milgevičiūtės, pilna nuostabių gražių dainelių, arba netgi yra įrašytos pasakos. Tai aš tiesiog būnu, užleidžiu tą pasaką ir jinai groja ten apie du gaidelius, princesę karalaitę, žirnį, nesvarbu, bet esmė, kad vaikas girdėtų tą kalbą. Nes aš esu vienintelis gyvas kalbos šaltinis mano vaikui. Tai yra, kad aplinkui jisai kalbasi su močiute, savo seneliu, teta per telefoną, bet realiai, kad gyvai kalbėti, aš esu vienintelė. Tai yra labai svarbu, kad papildomai būtų dar kažkokių šaltinių, kaip kad radija, telefonas jūsų, iš kur sklinda muzika. Vėlgi, aš kalbu apie tai, nes mes auginam savo vaiką be jokių ekranų ir net be tų ekranų tu vis tiek gali duoti paklausyti lietuvių kalbos, tą turiu omenyje. Ir paskutinis patarimas. Pasižiūrėkite, kur jūs begyventumėte, kokioje šalyje, Facebook grupėse ar kažkur turėtų būti lietuvių bendruomenės, kuriuose galite pagal miestą susirasti kitų tėvelių, kurie augina vaikus panašaus amžiaus ir susitikite su jais. Bus ir jums gera, ir vaikams gera, tai manau yra labai svarbu turėti kitų draugų lietuvių ir vėlgi, gal jūs ten nenorite eiti socializuotis, bet tai daryti dėl savo vaiko. Ir būna net pamokėlės, mokyklėlės, mėnesiniai susitikimai, tai labai rekomenduoju nueiti ir tenais. Tikiuosi šitas video buvo naudingas, išmokot kažką naujo, ar tiesiog jums buvo įdomu, kaip vyksta tas kalbos mokinimas. Ir kaip ir minėjau, tai nėra lengva, reikia pastangų, nes natūraliai būna, kad norisi persijungti man į anglų kalbą, arba būna kažką kalbu su savo vaiku ir tada atrodo, kad mano vyras neįtrauktas į pokalbį, tai yra daug tokių niuansų, bet realiai linkiu užsispyrimo, kantrybės ir tikrai jums atsipirks visą tai. Ir kai sako, mokslo šaknis karčios, vaisiai saldus, tai labai to ir linkiu. Ir jeigu patiko jums šitas video, buvo naudingas, labai kviečiu paspausti mygtuką like ir prenumeruoti. Iki!